Ėjau tai kaip į avantiūrą, pasižiūrėti į save iš šalies. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad tam pasiryžau. Tikrai labai gera patirtis ir iš tikrųjų, ką žinai, gal ir kas nors daugiau iš to bus. Aš nelabai mėgstu tokios viešos vietos, kur reikia kalbėti apie save, ten kažkaip taip, man patinka, kada tu jau galėsi jaustis kaip saviem būsinai ir toks dalykas. O taip aš važiavau, kad, tikėjausi, kad kažką galėsi surasti ir taip išėjo, kad aš suradau tą, kur aš norėjau suteikti. Aš neįsivaizdavau, kokia yra čia erdvė. Ir aš neįsivaizdavau, kaip man reikėtų, pavyzdžiui, elgtis, kaip daryti ir panašiai. Tai pas mane daugiausia tokie buvo klausimai, kaip priims, kaip nepriims, kaip reikėtų elgtis ir panašiai. Todėl, kad paprastam gyvenime tu gali daryti, beveik viską. O prieš eterį, tai jau kai kurių dalykų tu visada turėjau kažkaip padaryti taip, kad nereikia, negalima to daryti. Ką po to jau viskas einas ir tiesiog smagiai praleidau laiką.